Taigi, ponios ir ponai, daugiau nei 120 dailiausių Lietuvos merginų pasiryžo dalyvauti šiame konkurse ir tik 17 praėjo visus sunkius kelius, visus išbandymus. Tad šią 17 pretendenčių mes. Labas vakaras. Aurelija Babiliūtė, 20-metė Vilnietė. Aš studijuoju Vilniaus universitete medicinos fakultete. Šiemet baigiau 2. kursą. Dirbu Vilniaus Antakalnio universitetinėje ligoninėje. Na, o mane remia personalinė įmonė Tosana. Tosana gali konsultuoti ir tarpininkauti tarptautinėje prekyboje, teikti, informuoti apie rinkos naujienas. Visiems aišku, informacija tai žinios, o žinios tai pinigai. O konsultuoja ir informuoja Tosana, į kurią kreiptis patarė numeris 6, Aurelija. Labas vakaras, aš numeris 8, Joana Kripaitytė. Man 17 metų, esu Vilnietė. Mokausi 7 vidurinėje mokykloje. Baigiau dailės mokyklą. Mano rėmėjas firma Phoenix. Tie, kurie pabuvojo firmos Phoenix parduotuvėje, tikriausiai žino, kad čia galima rasti prekių iš viso pasaulio. Ir viskas kur kas pigiau. Sėkmės. Įsiminkite, numeris 8, Joana. Gerbiami ponai, mielosios ponios, labas vakaras. Visų pirma, noriu pasakyti, jog aš esu čia tam, kad padėčiau jums kuo greičiau ir kuo geriau susipažinti su pretendentėmis į Miss Lietuvos 93 karūną. Dear ladies and gentlemen, good evening. My name is Thomas and I was asked to help you to get acquainted with the girls and to find out what are their talents. It will be a talents show. Turbūt visi sutinkam, jog kiekviena mergina turi turėti talentą. Tam, kad tapti Miss Lietuva, neužtenka vien gražiai elegantiškai atrodyti, grakščiai vaikščioti, žavingai šypsotis. Todėl kiekviena mergina parašė ir parodys jums tai, kas jos manimų geriausiai atskleidžia jos talentą. Todėl dėmesio, dabar jūs žinosite daug įdomaus merginas ir jau nuo dabar galite rinkti savo Miss, tai yra Miss Publika. Jums yra išdalintos specialios kortelės, tokios geltonos, kuriuose jūs turėsite pažymėti jums labiausiai patikusios merginos numerį. Vėliau mes tas korteles surinksime ir sužinosime, kasgi tapo jūsų išrinktąją. Na, o dabar pretendentės į titulą Miss Lietuva 93. Pirmą kartą pasijustų karalienę. Pavasaris man labai yra neužmirštamas, nes aš galiu dalyvauti tokiame renginyje. Todėl aš čia tiek daug įdėjau gėlių, kurios yra margos. Kurį aš galiu pašokti ir jiems, manau, malonu žiūrėti į mane. Taip pat galiu padainuoti ir jiems netrodo, kad man dramblys ausį numynė. Bet šiandien aš norėčiau tiesiog pašnekėti. Kadangi žodis yra nuostabi jėga. Senovės išminčiai sakė, kad svarbu ne ką pasakyti, o kaip pasakyti. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie moterį. Numeris 8, Joana Kripaitytė. Nors Joana viena jauniausių mūsų konkurso dalyvių, bet jau yra laimėjusi pirmosios vicemis titulą konkurse Miss Vilnius 93. Ji mano, jog moteris turi turėti didelį humoro jausmą, ilgas kojas ir būti avangardiška. Joana mėgsta aerobiką ir psichodelinę muziką. Nori padaryti manekenės karjerą ir sako, jog kiekvienas turi visur žinoti ir jausti saiką.
Ačiū. Dar sykį labas vakaras. Nors aš nesu šokėja, bet labai mėgstu šokti, o vis dėlto dar labiau piešti. Todėl šį vakarą pristatau jums savo paveikslų ciklą, kurį nutariau pavadinti Agonija. Tikriausiai mano mintį, kurią aš norėjau išreikšti šiuose piešiniuose, gali pasakyti šie žodžiai. Žmogus ne sala ir ne jūra, o ištisas vandenynas. Todėl kiekvieno žmogaus praradimas mus nuskurdina. Tad neklausk, kodėl skamba varpas. Varpas skamba tau. Dėkui.